Šios matricos herojaus karminė uodega yra 1756. Šiek tiek papasakosiu, kuom yra gerai žinoti savo matricą, ją apžvelgti ir matyti pagrindinės energijas, nes pagal tai galima netgi šiek tiek nujausti, koks yra žmogaus tipažas. Tarkim, jeigu mes savo matom, tai mes matom, kas mes tokie, nes skaičiai jau jie rodo mūsų galimybės, mūsų, sakykime, energetinį intensyvumą, nes yra ženklų lengvesnių, minkštesnių ir yra tokių, kaip sakau, čia yra 17, 5, 6, 17, tai yra žmogus išrinktasis, žvaigždė, kuris tiesiog yra parinktas visatos Dievo ir aukštesniųjų jėgų būti ta žvaigždė ir vedliu žemėj su tam tikrais talentais, tam tikroj srity, kur ne visi mes galbūt iš karto ateinam tokie apdovanoti. Čia yra išrinktųjų ženklas. Ir tuom yra gerai žinot, nes jeigu, pavyzdžiui, mūsų šeimoje yra vaikai, kurie turi kažkokias tokias kombinacijas, ar kitokias, mes jau iš karto galim nujausti, su kuo turim reikalą. Ir atitinkamai galim bendrauti su vaiku, jį kažkaip nukreipti pagal jo matricos energijas ir nepadaryti klaidų, kur, pavyzdžiui, yra tokių ženklų, kur tu jo negali perspausti ir jisai nepadarys tiek, kiek galbūt aplinka reikalauja. Ir yra ženklų, kurie yra labai stiprus, aktyvus ir su labai stipria energetika, kur gali daug daugiau patraukti. Į tai irgi atsižvelgiant mes galim koreguoti ir savo tarpusavio santykius, ir net mes patys su savim kitaip galim bendrauti, nes mes tiesiog matom, kas mes tokie esam. Ir tarkim, iš pingvino mes tikrai nebandysim daryti lakštutės. Tai va, šičia yra žmogus su 17 energija, karminė uodega rodo užduotis, kurios nebuvo įveiktos ir sėkmingai įvykdytos iš praeitų gyvenimų. Yra dvi galimybės, kame gali pasireikšti minusas šitoj kombinacijoje. Žmogus negalėjo, jis tiesiog buvo, jis vienareikšmiškai buvo labai talentingas, gabus ir labai kūrybingas. 17-ukas jau yra tikrai toks išskirtinio talento ir gabumų ženklas. Ir galėjo būti netgi labai ankstyvoj vaikystėj per šeimą savo aplinkoj nugesintas, pažemintas, iš jo buvo atimtas tikėjimas, kad jis tai gali. Jeigu, tarkim, kaip pavyzdį, vaikas labai muzikalus, dainingas, gali daug ką galbūt pasiekti muzikiniai karjeroj, bet visa dinastija gydytojai ir ten kokie teisininkai ir sako, ką tu čia su savo tuo dainavimu, čia dainuškų tu tavo nereikia ir apskritai tu pažiūrėk, tu ten, ką tu čia dainuoji. Ir va tas nugesinimas gali būti ir vaikas užauga ir užaugęs jis net nebežino, kad galėtų gal grįžti tą patį kelią, nes jau būna nuėjęs kažkokiu jam nubrėžtu kitu keliu ir tai būna tas talentas nugesintas. 6-ukas įrodo, kad jis buvo nepasirinkęs savęs nepasirinko, nemylėjo ir buvo tiesiog, čia yra kaip to bjauriojo ančiuko sindromas, tokia ančiukas taigi net nežinojo, kad jis gulbė. Ir jeigu jis nebūtų pamatęs savęs veidrodį ir vieną dieną patikėjęs, kad tai yra nuostabi gulbė, jis ir būtų likęs su minusinė tokia, čia yra to bjauriojo ančiuko uodega, kai jis būna pažemintas ir, tarkim, visas kiemas, visi gyventojai, visi karksėjo, koks jisai nemalonus, negražus, niekas su juo nenorėjo draugauti, nors talentai ar grožis buvo tikrai išskirtinis. Kitas variantas, kad gali arba pats žmogus savo gyvenimo kelionėje tikrai pasiekęs gerų rezultatų, labai didelių aukštumų ir pripažinimo, save tiek išaukštinti, save tiek sudievinti ir pradėti tarsi lyg ir menkinti visą tai, kas aplinkui vyksta, nes jisai patampa ta žvaigždė ir tuo dievu. Ir tokiu atveju būna trenkiamas labai stipriai žemyn. Tai ta bausmė irgi yra su šitokia pat karminė uodega, kai yra labai didelė puikybė. Ir šioj kelioniai yra duotas šansas žmogui
padaryti viską pusiausvyroj. Nes žmogus yra tik tai indas, jis yra vedlys, per kurį teka ta aukščiausia jėga. Ir visi talentai, kurie į jį yra įdėti, be abejo, žmonės įdeda labai daug darbo ir triūso, kad išlavintų, išgrynintų savo talentus. Bet jiems tai net yra duota su aukščiausių jėgų pagalba, kad jie įdėdami darbo gautų tą žvaigždės tyrumo ir to spindesio rezultatą. Tai yra sąveika su tom aukščiausiom jėgom, su mūsų protėviais, su mūsų ankstesniam patirtim. Ir mes kaip vienas vienetas esantis šioje kelionėje, mes neturim užmiršti to daugiaplanio energetinio tokio apsiausto, kuris mus gaubia amžinybei. Mes nesam pats savo viešpats be santykio su pasauliu ir su visom kitom energijom. Ir jeigu tai yra užmirštama, mes norim patapti viešpačiais virš visų kitų jėgų, tai tada ta karminė išraiška yra minusinė. Ir tas minusas pasireiškia labai skausmingai, nes tada žmogus yra paliekamas visų tų, kurie jį mylėjo, globojo ir dievino. Kaina yra labai didelis pažeminimas, nes tiesiog ta pusiausvyra ir tas grožis 17, tai ir yra šviesti, spindėti, nešti tas žinias, ir tas penketukas, kuris yra mūsų herojaus centre, kuris irgi yra kaip ta centrinė net ir naudos, materijos, pinigų gavimo energija, kuri jam atneš tą gerbuvį. Ir tai yra žmogus su tokiom žiniom, jeigu jau yra šalia žvaigždė, tai jam yra duotos net ir žinios ir galimybės tas žinias turėti šiek tiek sakralesnės ir aukštesniam lygmenį negu ten eilinis 2x2 4. Ir kai tu gauni tas išskirtinės žinias ir teisę būti tų labai stiprių, aukštų energijų transliatorium, ir reikalavimai etikos, moralės taip pat yra atitinkami. Ir dovanos yra atitinkamos. Už tai šitame visame deriny tas šešetukas, kuris galutiniam rezultate turi nešti tą meilę, harmoniją ir grožį, tyrumą, visame tame deriny išlaikius pusiausvyrą mūsų herojė ir šioj kelioniai visus šansus turi būti žvaigžde, mylima, vertinama, ir tiesiog belieka palinkėti, kad ta žvaigždė nušvistų jos teritorijai. Mes galim kalbėti apie to žvaigždės maštabą labai įvairų. Tai gali būti savo bendruomeniai, savo mieste, savo šaly. Jau čia priklausys nuo to, kiek žmogus pajėgs tų pakopų socialinių įveikti, nes kiekviena pakopa, aišku, ten, sakykime, šeimoje tu esi žvaigždė, paskui esi ten savo mieste, rajone ir taip toliau. Čia jau kiek turės jėgų žmogus, tiek tų pakopų veiks. Gražiausi linkėjimai šios matricos žvaigždei.